Sveiki gyvi, mėly YouTube platformos žiūrovai. Šiandien apžvelgsim keletą temų. Pirmoji tema ir naują lėktuvo pirkims. Nausėdai. Kaip sakant, Nausėda paskraidęs prabangių lėktuvų, užsinorėjo pats tokį turėti. Kaip žinom, į NATO viršūnį susitikimą, į Ankarą, į Turkiją skrido mūsų delegacija su išnuomotu lėktuvu, labai prabangiu lėktuvu, kurio nuoma apsieja 130 000 eurų mūsų mokesčių mokėtojams, kur rinko galima už 20-30 000 išsinuomoti tiesiog keleivinį lėktuvą ir sonu nuvykti praktiškai bet kurio pasaulio šalį. Nuskristi iš Lietuvos oro uosto į kitos šalies oro uostą. Aišku, į Ameriką galbūt ten sudėtingiau, bet į Turkiją tai yra tikrai pasiekiama šalis ir gali nuskristi bet kokiu eiliniu keleiviniu Boeingu. Taigi galėjai išsinuomoti tiesiog eilinį keleivinį Boeingą ir nuskristi ir mūsų mokesčių mokėtojams tai būtų kainuoja 20-30 000 eurų. Bet kažkodėl buvo pasirinktas prabangus laineris, 130 000 su mėgamosiam visokiom lovom, su prabangom, su barais, su poilsio zonom ir taip toliau. Atrodo, kad čia tas skrydis vyks iš tikrųjų apie kokią Ameriką, ilgą vyks skrydžio. Keliom valandom skrydis buvo pasirinktas toks sprendims ir, aišku, sukėlė visuomenį nepasitenkinimą. Plus Lietuva turi Spartanus ir Spartanų pasirodė sugeda, nebegal skristi tas Spartanas. Tai kas čia vyksta iš tikrųjų, kas čia daros? Kas čia vyks, kas čia daros? Kaip sakant, paskridė, pabandė, kartu skrido ir Kęstutis Budrys, ir Kauns krašto gynybos ministras, užsienio reikalų ministras Budrys paskraidė, sako, būtų nebloga mums irgi tokį lėktuvą turėti. Ir Budrys ėmėsi iniciatyvos, sako, reikėtų įsigyti ir mums ir turėti privatų lėktuvą, nes kiekvieną kartą po 130 000 mokėti ir per brangų, įsivaizduojat, per brangų mokėti ir to lėktuvų galėtų naudotis, pasirodo, ir kiti aukšto rango politiką. Tame tarpe ir pats Kęstutis Budrys galėtų skraidyti į užsienį, į kitą šalis, su tokiu lėktuvu, su prezidentiniu lėktuvu galėtų skraidyti ir kiti politiką galėtų skraidyti. Ir jie sugalvoja, kad reiktų įsigyti lėktuvą. Taip, jeigu žiūrėt dabar apie lėktuvų įsigijimą kaina būtų 100 milijonų eurų. 100 milijonų eurų įsigyti lėktuvą. Aišku, yra galimybė išsinuomoti. Jeigu imtų 40 vietų lėktuvą su įgula, valstybė kažkur eitum nuo 2 iki 4 milijonų per metus. Tai nuoma dar, kaip sakant, dar proto ribos, bet Kęstutis Budrys sako, kad reikėtų įsigyti. Tai tokia ir situacija, ir kada mes gyvenam šiandien iš tikrųjų tokia situacija, kada paprasti žmonės gauna važinėtis duobėtas kelias, kur prakirtinė padangas ir šiandien autoservizą tor begalis darbo ir automobilių detalių pardavimą padidėjo, o ypač važiuoklės detalių ir ženkliai padidėjo, nes ir suprastėjus labai kelių kokybė. Ir kada tokiu momentu, kada kelių kokybė yra apleista, duobėta Žemaitija, tai iš vis ir tragiška situacija, valstybės vadovas sako, reikėtų mums naują lėktuvą. Čia ir toks visiškas spjovim žmonėm į veidus. Paprastiem žmonėm, kad ir važinėjęs su paprastom mašinėlėm ir vos galą su galu sudur ir valstybės vadovas sako, mums reikia prabangos, mums reikia lėktuvo, aišku, ten būtų tas lėktuvas vėl prabangiai įrengti, taip toliau su viskas staliukas, su darbo kabinetas, greičiausiai su poilsio zonom. Tai ir žema. Tai iš tikrųjų ir žema ir parodo iš tikrųjų koks ir požiūris Lietuvos politikų į paprastus vargštančius Lietuvos žmonės. Tame tarpe ir aš irgi visai neseniai keičiau stabilizatoriaus traukis, keičiau abidvi traukis, ačiū Dievui gavau labai pigiai, aišku, kokybė ten galbūt ne per geriausia, pirkau lenkiškas, kažkokias pigiausias, bet kažkiek tai laikys, gal 10 000 ir laikys, po to vėl turbūt reiks keist, nes aplinkų čia, kur mes gyvenam, keliai ir tragiškas būklės, iš tikrųjų ir tai palopima kažkaip, tai ten yra iš vis pornografija, aš galėčiau netgi nufilmuoti jums parodyti, jeigu jums įdomu, rašykit komentarus, aš galėčiau prisitvirtinti netgi veiksmo kamerą prie mašinos ir pravažiuoti per tus kelius, jūs patys įstikintumėt,
kapiniai remontuojami ir kokia ir būklė pas mus kelių. Aš nežinau, kokia būklė pas jūs, parašykit komentarus, jūsų miestus, rajonus, kur jūs gyvenat, kokia ir situacija. Galbūt visur Lietuvoje taip ir. Aš kalbu už save, kaip sakant, už Žemaitijos regioną, nes daug tenko važinėtis ir tiesiog nežinau, kokia situacija ir kitur, nes ten kažkur po Ukmergį, po Uteną, Panevėžį, gal kažkur rajonus, ten Trakus aplinkų. Aš nežinau, kokia situacija. Gal tus galus viskas ir tvarko, žmonėm ir viskas gerai. Tai va, tokia ir situacija ir pereinam dabar prie kitos temas. Kita tema yra pasaulinį lygį, tai yra Hormūzo sąsiauris vėl uždaryts, vėl apsišaudimą ir stiprus apsišaudimą. Apie tai Lietuvos žiniasklaida nelabai kalba. Atsinaujina vėl apšaudimą. Amerikiečiai apšaudo Iraną, Iranas uždarė Hormūzą, Iranas apšaudo Persų įlanko karinės bazės. Ir kada aš pasižiūrėjau informaciją, peržiūrėjau per Irano naujienų pranešimus, naujienų agentūrų pranešimus, pasaulinį lygį Al Jazeeras, ir aišku, Al Jazeera labiau linkus palaikyti yra Irano, musulmoniška televizija, ir ten Iranas, taip liaudiškai sako, nevaikiška. Vaišina amerikiečius ir amerikiečių tas bazės Kuveite, Bahreinė, Jordanijoje, Katare, Omone ir Kuveite dronų atakus sunaikin karinės pačias bazės naikin, oro uostus, kūro saugyklas ir Patriot paleidimų sistemas. Va tas priešraketinis sistemas, kur dabar su Patriot sistemom ir badas Europo, vakarų pasaulyje, nes tos sistemas yra labai reikalingas Ukraina. Ukraina buvo sumastyta netgi gaminti vieto, bet apie gamybą čia gali būti po 3, 4, 5 metų kalbas. Ir plus, kol vyks karas, ten pastatyti kažkokį gamyklą nesuseko su Rusijos tarnybom spec ir nesusprogdinus tos gamyklos, tai praktiškai ir neįmanoma. Ir dabar sandėliai išvalyti ir Europą trūksta ir Trumps, žinot, kad trūksta ir Zelenskis šauk lyg per susitikimus, kad daug kad mums patriotų suko užtaisyti, mes nebeturim suko numušinėti balistinių raketų, yra badas. Ir dabar būtent tūs apsišaudimus ir labai dar toliau valomi patriotinė, vadinkim, tai sandėlė, patriotų už raketas, katrom užtais patriotas sistemas. Ir labai valomi ir iš tikrųjų badas, ką prašo, badas. Apie tai neraš lietuvė kalbė žiniasklaidos priemonės, neraš. Tai va, ir ko pasiekoje, aišku, mes irgi tom pajaučiam. Mes iš kartom pajaučiam, nes konflikto metu, Iraną, JAV, Hormūzo sąsiaurį uždarims, iškart atsiliep naftos kainos. Ir kaip tik prasideda apšaudimą, iškart momentaliai rinko pradeda kilti naftos kainos. Kaip tik rinko pradėti kilti naftos kainas, iškart momentaliai sureagavo mūsų degalinis. Mūsų degalinių tinklą kitą dieną ar po 2 dienų iškart 10 centų pakel benziną ir dizeliną kainas. Ir mes dabar tom patį pamatysim, neužilgo už kelių dienų, pamatysit, kad vėl grįž prie 2 eurų degalų kainas. Nes dabar žiūriu rinko, jau apie $80, buvo pakritus iki 60 kelių, jau apie $80. Tai automatiškai galim sakyti, iki 10% vėl gal pabrinkt kūras degalinės. Nes, aišku, dabar jį užsipirki pigesnį. Gamint čia dar mėnesį, aš manau, kad Mažeikių nafta turi rezervus, visą kitą prisipirkus pigesnis ir mes mėnesį tikrai neturėtume matyti pabrinkim, bet kadangi degalinių tinklai yra privatus ir nieks nekontroliuom beveik, yra negal daryti ko nors. Tai paims ir sukels tas kainas ir viskas. Ir mes ateityje vėl turėsim dėkoti Trumpo gelbėtojų, kad ir sukėlė ton chaosą ir nesugeb sutvarkyti. Ir kažkoks liguistas nors kontroliuoti Iraną, nurodinėti Iranų, kaip gyventi, kuo praleist, kaip nepraleist, kokius mokesčius imti. Iki tol Hormūzo sąsiauris buvo atviras, visi keliavo, visi plaukė ir Iranas jokių mokesčių neėm. Kada užsipaulė Iraną ir Iranas pasakė, kadangi taip, tada viskas, mokėsitės visi, vakariečiai ir taip toliau. Bet esmė ir tai, kad Persų įlanko visas tos karinės bazės ir nevaikiška pavaišinamos Iraną ir gan stipriai apgadintas, kai kurios susprogdintas ir taip toliau, apie tai nėra rodoma. Taigi,
Gerai, ir perinam prie kitos temos, politikų pasisakymą, Žemaičių kalvarijų atlaidus pasisakymą. Buvo priseinas plakams Remigijus Žemaitaitis, ne, kad bažnyčio buvo leistanam sakyti kalbus kažkokius taip pamokslus. Aišku, man atrodo, tai irgi keista. Nes aš, pavyzdžiui, dėl ko aš sakau, aš niekad negalėčiau būti politikas, aš negalėčiau pasiversti, atsiprašant, tokį beprotį.